Labą dieną, traderiai. Kaip gyvenat? Tai kaip visada, pirmas dalykas, ačiū už jūsų suportą, jūsų laikus, komentarus. Kaip visada, kilinat, laikinat, labai smagu. Tai ryčas pas mus super geras ir vis daugiau žmonių prie mūsų prisijungia ir kartu tradina. O dabar, kaip matot, jūsų pastabas išklausiau, kai tik turėjau laiko daugiau, pasidarėm visą setupą gražų. Tai dabar buvo komentarų, kad nori matyti visą šoninę skiltį, kaip aš naudoju šitos tulsus, tai jie dabar yra matomi, matomos yra kainos ir realiai visa info visur. Nu, ta prasme, kiek galėjau, tiek labiausiai horizontaliai viską ištempiau. Šiaip man pačiam, aš va dabar įsijungiau, atrodo super keistai, nes mes visada, būdavom pasiėmę vos ne va šitą kvadratą. Jeigu matot, va tai pažymėjau, nes pavyzdžiui, jeigu mes tai pasidarytumėm, ar ne? Mes taip pat pasidarytumėm. Ant Trumpo gal ne taip gerai susižiūri, bet, pavyzdžiui, mums svarbiausias dabar price actionas atrodo va šitoj vietoj. Tai mums visa šita vieta atrodo anksčiau nebūdavo naudinga ir norėdavau tiksliai, kad labai aiškiai matytųsi žvakės, tai dėl to mes pasimdom visą šitą dalį. Tai va, ir plus dar tas telefoninis formatas, kur va aš apačioj, čartas viršui, tai norisi taip viskas, kad būtų kaip kvadratas labiau negu kad horizontaliai ir tokia, va kaip dabar. Bet aš nežinau, gal priprasim, plus galbūt naudinga bus, nesakau, va tulsus galėsim normaliai panaudoti ir visi galės matyti ir mokintis ir taip pat timeframe'o nebereikės klausinėti, nes timeframe'as labai aiškus bus ir tiesiog bus, man atrodo, daug patogiau. Tiesiog reikės po truputėlį priprasti, ar ne? Šiaip kambarį belia kaip šviesu, ekranas visas juodas, o čia, nežinau, saulė belia kaip šviečia. Bet įmatau kažką, įmatau čartą. Tai Trumpas, ne? Turėjom gražiai pritrepino longistus, gražiai čia pravalę šortistus ir toliau mes ją pačią rėdam. Šiaip gražiai akumuliuojam, galiu pasakyti, ir kažkokį tai range po mažų galim formuoti. Range pradžia būtų čia, range pabaiga kol kas čia. Pažiūrėsim, kada turėsim prie equilibrium, prie 50%, kada paliesim, tada turėsim tikrai užtikrintą range ir galėsim tradinti tą range. O kol kas tai nieko įdomaus realiai ant Trumpo. Toliau laikom short poziciją. Būtų labai smagu, kad mes hitintumėm tas $4-6, kad visiškai nukilintų Trumpo valiutą. Būtų labai nice, o pažiūrėsim, kaip iš tikro bus. Šituos perkelsiu dešiniu. Tai va taip viskas atrodo. Jo, ir daug klausimų gaunu, kur treidinu, tai treidinu Bybite. Du dalykai. Jeigu norit ir jūs Bybite trading, neturite account'o, tai parašykit man į Telegramą Oskaras Trading, atsiųsiu jums nuorodą, turim affiliate linką, su mūsų linku gausit geresnius bonusus, sąlygas, labai daug įvairių bonusų, negu pats nueitumėt ir užsiregistruotumėt. Ir antras dalykas, jeigu kada nors norėtumėt prisijungti prie mūsų, kartu tradinti, mokintis ir tiesiog būti diskusijų grupėje, dalyvauti, tai gautumėt mūsų narystėj papildomai 15% nuolaidą. Tai žodžiu, daug pliusų, 0 minusų. Tai taip viskas atrodo ant Trumpo, prasitestuojam visą šitą formatą ir jaučiu taip ir įkelsim pirmą video. Nežinau, ar iš karto dabar antrą, pasižiūrėsim, kaip atrodo XRP, PP, dar kažkas. Bet jeigu ne, tikrai prisėsiu dar vakare, reikia vėl grįžti į ritmą, pradėti vėl daryti po 2-3 video, nes dabar taip nuo čarto buvau atsitraukęs, pailsėjau, ramiai zen būseną, su šeima pabuvau, bet dabar po truputėlį reikia grįžti į darbus, ir į analizę. Tai viskas atrodo. Laikas, komentaras ir susimatysim arba vakare, arba pažiūrėsim, gal dar iš karto iškepsim kažką, ar ne?